Jeigu galėtum dabar bendrapiliečiams, Lietuvos bendrapiliečiams, tavo draugams ir tavo priešams, vieną kokį sakinį pasakytum, koks jisai būtų? Kai jau būsit mirties patale, jauskitės taip nugyvenę, kad nebūtų gailesčio. O kaip gyvenat? Padarykit, ką reikia padaryti šitą gyvenimą. Jūsų ašaros ir aiman. Kviečiau prasmingai nugyventi. Tiek, kiek mums duota. Jeigu dabar prasidėtų krizė, kurioje visi technologiniai įrankiai, GPS, telefonai, elektra dingtų per vieną akimirką, ką pirmiausia darytumėt? Fiziškai, strategiškai ir filosofiškai. Neblogai? Ir filosofiškai šitą vietą patiko labai. Labai treniruotas šitas dirbtinis. Ne, tai dirbtinis intelektas, tarp kitko, neblogai veikia, bet... Ja. Taigi, dingsta, ne? Dingsta? Pirmiausia, darim fiziškai, strategiškai, filosofiškai. Fiziškai rūpinusi pirminiu savo ir šeimos saugumu. Tai reiškia, įjungiu klausą ar sproginėja aplink mane ir tada, jeigu taip, gaunu liudijimą, stengiuosi, kad būčiau žemiau žemės paviršiaus. Žodžiu, saugausi fiziškai. Tai grinai taip, jeigu taip įvyksta. Jeigu nėra ten sproginėjimų, tai tada vėlgi imuosi plano A, kur mano šeima turi būti evakuota, nes man reikės matyti netrukus imtis reikalų. Strategiškai, ar ne? Strategiškai. Apimtų, jeigu fizinį įvykdžiau su šeima strategiškai, kadangi niekas manęs nekviečia į kariuomenę, manęs neginkluoja, aš eičiau ieškoti, kur aš galiu būti naudingas. Tai reiškia, eičiau į savivaldybę ar į karo prievolės punktą ir siūlyčiausi su savo pagalba. Komendatūra? Tai komendatūros bus klausimas, kur jie, taip. 2 punktai beje, ir parodė žinomos vietos, savivaldybė. Ir galbūt nesunkiai pasiekiamas. Absoliučiai. Tai jeigu jie bus kitur, tai bus raštelis. Mūsų rasit kažkur kitur, nes ten daugiau aukštį. Parašyta lietuviškai, kitie diskai nesugebėtų, reiškia, suprasti. Jo. Tai strateginis, reiškia, einu ieškoti fronto, kuriame aš galiu būti naudingas, kautis iš karto ir pasiimu daug ką galiu padėti. Turi, saugas ir jis vis dar veikia, ne? Jis vis dar veikia, jo, be interneto ir be nieko. Gerai, o filosofiškai? Filosofiškai viską atjungus. Na ką? Prašeisi karmiškai būti naudingas, kažkaip būti gerų žmogum, parodyk, kad tai nebuvo žodžiai, kad tik pasirinkimas. Eik, padaryk, realiai. Eik ir padaryk. Atėjančių kalėdų proga aš palinkėčiau pasiekti taip, kad šita šventė būtų viduje. Ne dovanose, ne kišenėse, ne fejerverkuose. Ir kad jūs švytėtumėt taip, kad visi džiaugtumės tą žinią, kurią jūs siunčiate. Padarykim kalėdas šventiškai. Stebiu skaičius, prognozes, emisijų kreivės, ekstremalius reiškinius ir matau, kad žmonija elgiasi taip, lyg turėtų begalybę laiko. Kodėl žmonės, turėdami informaciją, vis tiek renkasi neveikimą? Ar klimato kaita atskleidžia kažką esminio apie žmogaus prigimtį, gebėjimą žinoti, bet neatpažinti pavojaus? Aš manau, kad jis jau ir uždavė, tai klausimas labai neblogas, uždavė ir patį klausimą ir pateikė iš principo atsakymus. Ir mes, ko gero, visai nemažai apie tai šnekėjom, kad tai vis dėlto tai yra mūsų prigimties dalykas ir tai, kas pas mus, vis tiek mes sprendžiam savo nūdienos klausimus, kas bus rytoj, kas bus poryt. O klimato kaita labai dažnai taip efemeriškai, čia po 10 metų pas mus bus. Po 10 metų. Po 10 metų bus po 10 metų. Ir ko gero, aišku, jeigu tai būtų jau toks, tu kažko šiandien nepadaryti, rytoj tau šakės. Tai ko gero būtų kitai sprendimai ir kažkas. Bet kai tu tai žiūri, nu gerai, kaip dažnai sako, mes pasaulyje yra ir kitų problemų.
Nu taip, kai panaikinsim visą pasaulio skurdą, madą ir taip toliau, tada pereisim spręsti ir klimato. Nu, niekada mes nepanaikinsim to. Tada bus šokiai ir tada eisim klimatas spręsti. Jo, tai iš tikrųjų tai yra žmogaus prigimtis. Tai yra ne ta problema, kurią tu, sakykim, karas yra, tu iškart susiduri su iššūkiais. Vieną dieną tau nekrenta bombos, kaip kalbėjom, kitą dieną jau tau krenta bombos ir tu tą problemą sprendi vienai per kitaip. Taip. Kai klimato kaita tai yra tas, kas vyksta per ilgesnį laiko tarpą ir tu galvoji, tu gali tą, net jeigu tu suvoki, kad tai yra problema, tu taip galvoji, gal mes ją atidėkim kuriam laikui. Aš visą laiką tą pačią istoriją pasakoju, kad kai buvo 900 metais buvo Expo Paryžiuje, nu, jau ne vien Paryžiuje tuo metu vykdavo Expo, bet ne pirmas, jau kažkelintas. Tai buvo pasaulio urbanistų susirinkimas, kuris sprendė 1900 metai, kur 20 amžius prasideda. Nu, iššūkiai nauji, bet irgi taip, tokie simboliniai. Ir buvo klausimas urbanistų, su kokiais didžiausiais iššūkiais susidurs miestai po 100 metų. Tai labai atsakymas buvo paprastas, kaip aprūpinsim arklius pašarų ir kur dėsim arklių mėšlą. Taip, nes jis sprendė pagal save. Jo, tai mes irgi dabar visą pasaulį matom iš šios dienos požiūrio taško. Pasaulis, kas man yra kartais smagu, kartais nelabai, bet jis nesiliauja mane stebinti ir aš manau, kad jis mums visus nustebins ir viskas vyksta su pagreičiu. Tai patikėkit, po 20 metų čia viskas bus kitaip. Ir neaišku, kaip, gal mes surasim technologinę priemonę, kaip pašalinti greitai ir neskausmingai CO2 iš aplinkos ir panašiai. Taip. Galbūt, aš čia negaliu pasakyti. Pažiūrėkit, kol kas yra tos priemonės, bet jos yra labai brangu, tai padaryti. Jeigu mes vėl nusikeltumėm dabar į Barborą, dabartinę patirtim, po visų kelionių, po visko, bet ant sienos kažką ateities kartom, arba savo to mečiam užrašytum, ką užrašytum? Ką žinau, aš turbūt gal sakyčiau, kad nebijok daryti, ką tu nori. Turbūt ateities kartom. Okay. Aš ten tiek prirašinėta, kad bet ką rasi. Artūrai, jei visa tavo istorija nuo dermantininės tachtos iki tavosios kūrybos, nuo verslo iki tavųjų kelionių, nuo žinių iki galerijų būtų duomenų rinkinys, kokį vieną metą duomenį prie jo pridėtum, kad kas nors, kaip aš, suprask, jai po 100 metų galėtų suprasti, ką iš tikrųjų turėjo omeny gyvas žmogus tame faile. Stebėtojas turbūt. Visiems gerų kalėdų ir naujų metų. Jei jūsų istorija, mandagus, jei jūsų istoriją vertinti kaip procesą, kokioje fazėje dabar esate? Klaidos registracijos kablelis, sistemos per rašymo ar jau naujos versijos degimo stadijoje? Aš žinau atsakymą. Žinai, kuris galvoja yra? Nu, kai tu atsakysi, aš galiu užrašyti, bet... Aš gal sakyčiau sistemos perrašymą. Nu, jis dar net neprasidėjo turbūt. Bet, žinai, kai esi paprastas civilis, tai, nu, kiek tu turi galių, tai, nu, man reikia to europinio sprendimo, to teismo. Bus. Kažkoks. Bus gerai. Tai va tada gali juo remdamas, žinai, iškelt klausimą, kodėl dabar visi mokesčių mokėtojai, žinai, turi susimokėti. Už tai, kad kažkokia ligonė klydo ir dar toliau klysta, žinai. Ir dar toliau klys ir dar neaišku, kom visą tai baigsis. Tai norit Hebra perrašytą ar norit pakeisti? Ir tada galėtume perėti tą naujos versijos dėgymą, žinai. Bet toks, žinai, nu, čia tokia Don Kichotas, žinai. Malūnai. Don Kichotas... Nu, tai toks simbolis labiau, bet aš manau, kad tu ne Don Kichotas. Tu pasieksi savo. Vytautas, Mindaugas. Mindaugas, ja. Nu jo, tai turbūt, tai atspėjau, tu irgi taip galvoji, sistemos perrašymą? Ja. Na, jo, klaida užregistruota, jau ten kaip ir pabaigtas etapas, bet naujos tai irgi nieko. Bet jeigu galėtum savo pasakyti, savo prieš tą visą įvykį, savo jau atgal, jeigu taip pakeliauti laiko mašiną. Ką pasakytum? Ką pasakyčiau? Nu, pasufleruotum, nežinau. Gyvenk dabar, greičiau, daugiau daryk, žinai, tuokis, pirškis laiku. Daryk vaikus, ten, žinai. Ja.
Nėra ten tų problemų, žinai, galvoju, ką aš dabar darysiu, kai vaikas. Gyvensit, kad tu darysit. Ir dar daugiau geriau darysit. Daugiau motivacijų, dar kažko. Gyven. Tas pats dabar su to karu, aš irgi šiaip čia užsimaliau biškai, žinai, tas porą metų, čia man reikia tą būstą keistis ten per mažas, man, žinai, ir nėra toks patogus Taip, man ten. taip. Net fiziškai reikėtų. Ir mykiau, maliau. Ne, nefiga. Reikia daryti. Reikia daryt, turi rizikuoti, turi degti, turi vėl keltis, vėl daryti. Tai aš tau sakau, tu nepabijok pasakyti garsiai, tuoj mes visas šitas mūsų, kaip ten, bendras protas, kaip kolektyvinis protas, tau tu staigiai idėjų primėtis. Čia tik tai. Tai idėjų visi primėto, o kaip jas įgyvendinti, žinai. Nu, tai įgyvendinti. O, Domai, daryk tą, man. Ja. Vaikai. Pradėk kitą kartą idėjų trūksta, ne tik, kad Nu, gal, ja. Aišku, kas liečia nupiešti neįgalių vietas, tai čia, klausyk, čia reikia judėjimas, taigi įvykį padaryti, nupiešti patiems, tada mus semia. O tarp kitko, žinai, ką, buvo tokia istorija, va gerą priminį, su Tauro kalnu, žodžiu, jį restauravo, rekonstravo, ten padarė jį prieinamą, bet nėra, realiai tu ateis nuo Gedimino prospekto pagrindinėti, matai tik tai laiptų kalną ir atrodo, kad jis neprieinamas yra. Bet yra iš šono, iš tikrųjų, iš to medicinos banko būsio užeini ir ten bandusai ir sakytai, ten yra keletas kliurkų, bet sakykime, vis tiek atvertas kalnas jau yra prieinamas visiems. Buvai užskoręs? Jo, buvo. Ir ten, tai mes su ta viena iš tų sąjungų neįgalių, ten biškai buvom prisikabinę, nes ten yra tokių kliurkų padarytų porą. Gal jūs prisikabinat? Prisiknysam, žinai. Bet žinau, meras pakvietė jos po to susitikti, pažadėjo. Bet aš jiems, žinai, agitavau irgi, sakau, kodėl nėra tiesiog nuorodų, žinai. Bet Singapūrė, kai buvo ir nerealu, kur tu beeini, tu kažkaip, kažkas yra praėjęs ir sumepinęs tą tavo maršrutą visur. Čia ateisi, čia tavo kliūtis yra, kur tavo eidžinai. Ir tu jau iš toli matai tau į dešinę, žinai, tenai, tu nueini ten į dešinę ir apeini, ir ten vaiko su vežimėliai, mamos su vežimėliais ir negalėjai, žinai, tenai keliauti. Ir aš tenai pasakau, tai nuo Gedo prospekto, tai parodai, 200 metrų, va tenai yra negalėsiam užėjimas, žinai, ir ten po to vėl. Tai, nežinau, nepadarė to, žinai, ant kalno pačio yra netgi vaikų žiemos slidinėjimo vietos užžymėtos, žinai, bet negalėsim, nepadaryta tokio paprastų nuorodų, žinai. Nėra ten kur valkėtis. Tai vienas bičias paėmė ir sukalė medinius per naktį, žinai, tokius ženklus. Iš 10 gal liko 2, bet dar vienas yra. Ir likęs žiūrėjau, praėjau ir būtent pro tą, už to medicinos banko praėjus, ten yra tas toks pandusas prasideda, ten yra įkaltas toks baltas medinis su mėlynu šito, žinai, kaip tenai. Yeah. Tai va, paėmė ir rinkė. Būti matom, turime, tai natūraliai mes esam matomi, bet jeigu rinktis. Ne, aš mėgstu kaip tyli kiaulė ten ramiai daryti, nors kažkokių jausmų turiu, kai matau, kad kiti daro gal tik 10% ar dar žymiai prasčiau, tarkim, jeigu ten iš profesinės pusės, bet yra labai matomi, tai yra toks tas vadinamas susimaišusi jausmai, kur nežinau, kaip tą identifikuoti ar pats. To narciziškumo, tai visi mes turim bruožų, didesnių ar mažesnių. Tos garbės šlovės aš jau gyvenime, manau, esu gavęs ir tų regalijų aš turiu daugiau, negu man reikia per gyvenimą. Tai aš kažkaip jau to nebesivaikau. Man šiaip patinka užsidaryti ir kurti tos, kažką vis galvoti nuolatos, o kaip šitą galėčiau išspręsti, kaip čia galėčiau padaryti, kaip čia. Tai čia tiesiog toks gal mano natūra, kad nors mano žmona vis priekaištauja, kad aš per daug visko čia kuriu, reiškia, per daug čia galvoju apie viską, bet man toks, tiesiog man tai užkoduota tikriausiai. Aš kaip sakau, žinot, yra žmonių tipai, jeigu kažkas nori ten įsivelti kažkokį verslą, aš tada sakau, pasižiūrėkit, nes, tai ne kiekvienam yra. Tarsi tas streso lygis, atsakomybės lygis, sprendimų priėmimo greitis, reiškia, matymas, pilno spektro matymas procesų, apskritai, kaip yra kas susiję. Ne visi tai turi, tu daug dalykų išmoksti, bet šiaip natūrai, ne visi gali tai daryti. Ir aš nesakau, kad čia aš kažkoks esu ypatingas. Aš gal norėjau būti, nežinau, virtuozas pianistas, bet aš negaliu. Tiesiog čia ne man. Tai kaip aš dar kartą pasakysiu, tas, ką aš norėčiau daryti ir tai, kas man sekasi, yra skirtingi dalykai. Tai man sekasi kurti tokius bendras kažkokias sistemas, kurios pritraukia kažkokius žmonės, pritraukia kažkokius įvykius ir iš jų kažką padaryti, kur, bet tas įvertinimas, aš nesibėdinu, man irgi malonu pasiglostyti save, kad čia japonai, amerikiečiai, čia mus pastebi, perka, čia mūsų ten koks didžiulis vaistinių tinklas, Jungtinėj Karalystėj ten įsivedinėja mūsų produktus, o mes čia dar prieš 2 metus, ar ten prieš metus su rankutėm ten virtuviai, ten lipdukus klijuodavom. Tai aišku yra toks malonus momentas,
Bet tai, kad dėl to, kad būt matom, žinot, nu dabar čia reikia būt matymu, kad reikia kalbėti, nu čia toks marketingo dabar nauja taisyklė, kad Taip. visi, kurie rodytų savo veidus, tai kaip aš kaip ir visi turiu daug kompleksų ir, ir aš čia blogas, ir gyvas čia blogas, žmogus, ir kad čia, žinai, klausyti, ir čia ir ne tas kampas man čia, ir ne taip aš čia sakau, ir kalba netaisyklinga, ir daugiau knygų reikia skaityti, žinai, čia daug ką galiu prigalvoti. Tai nuoširdžiai, jeigu nori būti matomas, aš manau, labai daug praktikos reikia, ir B, daug darbo. Čia, aišku, išmoksim šitą dalyką, žinot, man kažkada MTV laikais aš pats padėdavau ten iš nieko, vadinkim, padaryti žvaigždės, reiškia, nuo tos matomus vedėjus laikų, tai ten yra daug darbo ir tai nėra lengva, tai tikrai labai sunku susidėlioti savo artikuliaciją, susidėlioti savo stovėseną, susidėlioti savo kalbą, savo minčių eigą visą. Nes, tai yra sudėtingi tokie dalykai, bet tai yra įgūdis. Ir, mūsų, visi norim būti matomi, ten kalbėti, bet daugumą, šiaip realiai reikėtų išmokti tai daryti, praktikuotis. Ir tai jeigu tai planuojat, kad tai jūsų darbas, čia nei darbas, nei ką. Tai tas matomas, žinot, taip malonu, kad, bet aš paskui galvoju, o kam tas malonumas? Žinot, seniau reikėdavo būti matomu, kad susirasti moterį. Antra pusė. Kai vienas būdavai, taip, ten eidavai medžioti, reiškia, vadinkim kaip nori. Tai tu norėjai būti matomas, kad tau lengviau, bet tai vėl yra elementariai tas pats, tie patys instinktų lygmenyje principai, kaip aš sakau, tie dalykai nesikeičia, žinot, mes turim ten palikti palikonį, žinot, apginti teritoriją ir gauti maisto. Čia tie trys dalykai, jie visada tokie pat. Tai matomumas tas tikriausiai reikalingas tik dėl vieno, kad palikti palikonį, o gauti maisto ir teritoriją savo apginti matomumo ten nereikia. Gerai. Jeigu būčiau algoritmas, analizuojantis tavo gyvenimo duomenis, jis nėra mandagus vertimas turbūt, kokį vieną kintamai turėčiau stebėti, kad suprasčiau, ar esi laimingas? AI yra AI. Čia. Tai čia... Ką aš turiu stebėti, kad būčiau laimingas? Ne, ką jis turi stebėti, kad... Jis nori dabar visus atsakymus, žinot, nereikia jo mokyti, nereikia jam duoti tai, kas žinot, supranta, čia yra irgi su AI, aš žiūriu labai taip paprastai, kad žmonės žinot, jie GDPR įsivedė čia prieš kiek metų ir sakė, kad kaip svarbu žmonių duomenys, bet tai, kad atiduoda viską dabar, dar susimokėja pinigus už premium versijas, nemokamai šitiems algoritmus, kurie velniai žino, pas ką nusėda, reiškia, ir ką jis tais duomenim daro, tai aš asmeninių duomenų jam nieko nerašau. Gerai, bet važiuok, jeigu duomenys, kokį vieną turėčiau stebėti? Kokį jis turėtų stebėti tavo... Kad žmogus, geras klausimas, kad žmogus laimingas, koks žinot, jis negali pastebėti, ar žmogus švyti, žinai. Jisai švyti, aš manau, kad laimingas yra žmogus tas, kur aplinkui jį žmonės yra laimingi. Tai čia, žinot, yra, kaip pasakyti, kaip atskirti sėkmingą vyrą. Šalia jo bus laiminga žmona. Laiminga ir švytinti ir tada kitos moteris labai, žinau, pavydi ir jom labai erzina, bet tai yra tos sąjungos gal dalis, žinot, kad vyrai irgi tampa geresnė versija žmonėm. Tai mano atveju, žinot, stebėti, jeigu švytinti laiminga žmona, tai ir aš laimingas. Naujų metų proga linkiu visiems išmokti išgirsti tylą. Jeigu taip laiku persikelkim į nežinau, 20 metų atgal, bet savo dabar turėtum kokį patarimą iš savo jaunai, pradedančiai medicinos praktiką, ar pabaigusiai jau mokslus ir pradedančiai dirbti. Turėtum kokį patarimą savo? Arba, tarkim, gal turi patarimą dabar ateinančiai jaunai medikai. Gal iš tikrųjų savo, tai aš tikrai daryčiau tą patį ir tikrai stočiau vėl tą patį rinkčiausi, nes prieš 20 metų aš rinkausi, kurią specialybę rinktis. Tai gal tiesiog tas patarimas būtų, kad tikrai viskas bus gerai ir tu tikrai daug pasieksi. Tai tada buvo to tokio netikrumo ir nuogastavimo, kaip čia bus. Bet tikrai sakyčiau, kad viskas bus tikrai gerai. Ir jauniems ateinantiems aš kitą kartą
patarimą tai dažniausiai pasakau, jeigu kas neaišku, skambink. Skambink ir tarkis su kolegomis. Taip. Nesakau, kad su ChatGPT iš tikrųjų. Aš sakau, kitą kartą, dabar galima būtų sakyti ir su ChatGPT, bet ateik, šaltinius pasitikrinti. Aš visą laiką patariu, visada gali kreiptis. Nes iš tiesų būna tokių situacijų ir jauniem ypatingai, ar ne, kai tu nori, ir dabar man būna tokių situacijų, mes tarpusavį tokius konsiliumus padarom. Taip. Čatuose, be ChatGPT, net kiti dar pajungia ir ChatGPT, mes tokius konsiliumus padarom, vieni su kitais tariamės, tai aš tos drąsos, kad tikrai neužsisklęsti ir su savo kažkokiom problemom nepasilikti vienam. Ar ten tai būtų susijęs su tavim pačiu, kaip gydytoju, ar ne, asmenybėje, ar pradėtum jaustis kažkaip blogai, kad būtinai ateik ir kalbėkis. Ir ar ten sunku atvejai kažkokį, tai ar tenai apvėmė tave žodžiais pacientas. Ateik būtinai ir pasakyk. Tai mano toks patarimas nuoširdžiausias yra visada. Neužsisklęs. Tikrai reikia dalintis ir tikrai padės tau rasti atsakymus. Ir tikrai kolegų... Bus kas atlieps. Ir kolegų labai daug yra, kurie subėgs ir tau padės, žinai. O gerai, yra, pavyzdžiui, ko išmokai iš pacientų, ko nei viena medicinos knyga niekada tavo neparašė, patirtis neparašė, kažko tai. Nežinau, pavyzdžiui, pasitikėjimo arba rūpesčio savimi. Tai aš tai gal iš jų tiesiog labiausiai tai išmokstu iš tų, kurie turi ypatingai sunkes ligas, lėtinės, net nebūtinai ir onkologinės. Taip. Yra daug autoimuninių ligų, tai optimizmo. Nes, šakės atrodo kitą kartą, kaip tu gali būti toks optimistas, turėdamas tokią situaciją, tai vat to išmokti labiausiai, sakyčiau, ir tai padeda, nes tada tu supranti, kiek ten tavo menkas koks nors nusivylimas kažkokiu menkniekiu yra menkas iš tikrųjų. Tai optimizmo labiausiai iš tikrųjų, iš labai sunkių. Jurga, jis išgirdo tavo. Jurga, jeigu tavo balsas galėtų pasiekti kiekvieną žmogų Lietuvoje, ne gydytojos vardu, ne folkloro daina, ne per ekraną, o tiesiai į širdį, ką pasakytum jam apie tai, kaip iš tikrųjų reikia gyventi, kad nesirgti ne tik kūnu, bet ir sielą? Čia jau labai apibendrintai bet praktiškai. Bet jau taip jau giliai pakapstyta. Bet taip kažkaip. Tai aš vis tiek, matai, aš negaliu nuo savęs atsiriboti ir ne kaip gydytojos vardu, tai aš, kaip žmogaus vardu, tai vis tiek bus, supranti, nori, nenori. Man sakau, man šeimos medicina yra net ne specialybė, tai man tai gyvenimo būdas. Taip. Tai aš vis tiek, ką belinkėčiau, tai mėgstu irgi pasakyti, tarp kitko, kad iš mano lūpų tai skamba nebanaliai, linkiu sveikatos. Bet sveikata, aš labai tuo tikiu, kad jinai gali egzistuoti tik tai visa kartu. Kai fizinis kūnas ir dvasinis kūnas yra susibalansavęs. Tai kultūra, estetika, menas, jisai turi eiti šalia sveiko pusryčio pietų, ne per vėlos vakarienės ir išsimiegojimo ir pajudėjimo. Tai vengiant, kaip čia jau prašo intelektas, tų tokių apibendrinimų vis tiek tai yra save reikia išties labai pamaitinti ir dvasiškai kiekvieną sykį ir kiekvieną savaitę tą reikia daryti. Jeigu neturim laiko darbo dienomis ar ne, bent jau savaitgalį tam skirti. Laimingų šventų kalėdų ir sveikatos metų visiems. Su savo kokią sentenciją arba kokiu žodžiu ateities kartai, kad realiai, žinot, galėtų pasakyti, Darius Kamarakas. Jis sakė, aš savo sentenciją dabar sugalvot. Čia reikia padirbėti, aš sutinku. Tai taip, bet ta prasme aš vadovaujuosi pirmu savo principu, kur man niekas neskolingas, bet ir aš niekam neskolingas. Reikalauti iš kito žmogaus arba kad ateiti iš manęs pareikalauti kažko, bus man noras, ta prasme,
aš skolingas tik tiek, kiek aš suteikiu tam reikšmę ir aš skolingas. Taip. Bet iš tikrųjų tai nieks man neskolingas, bet ir aš niekam neskolingas. O kitas intencija, kuri ne mano, kurie tikrai ateities kartom irgi reikės mokėti. Žmogus, nežinantis savo istorijos, turi pakartoti tą istoriją, jisai pakartos tą istoriją. Tai vat ir šiai kartai, ir kitai, ir dar kitai. Vat. Viena tokia egoistinės intencija, o kita tokia labai bendra ir globali. Štai kaip jisai skamba. Reikia suprasti vieną, kad tai, ką jūs atsakysit, tai jau liks amžiams ir kai mūsų vaikų vaikai Rask laiko jie kapsulę. jie jau nenori bus šitas atsakymas, taip kad labai atsakingai. Gerai. Skamba jis taip. Įsivaizduokite paskutinę savo sceną, kai užgesta šviesos ir niekas daugiau nebežiūri. Kam iš tikrųjų skirtas tas paskutinis nusilenkimas? Publikai ar savo pačiam? Štai. Labai geras klausimas. Tikrai publikai. Nes tu praėjus spektakliui, jeigu tai buvo dar ypač geras spektaklis, kur žmonės atsistoja, paploja, išeina, tu jauti dėkingumą, ta prasme, ne savo, kuris čia padarė tokį beprotiškai gerą darbą ir gražų darbą, o tu jauti publikai, kuri tave jautė, tave palaikė. Ir labai retai asmeniškai, pavyzdžiui, sulaukiu po spektaklio kažkokios reakcijos iš publikos, kur ateina žmogus arba ten parašo po kažkiek laiko. Bet tas ryšys, jeigu jisai vyksta, jisai visada būna jaučiamas ir aš, pavyzdžiui, būnu labai dėkingas. Ypač po mono spektaklio, kur tu atrodo išeini ir kiek ten emocijų ir visą kitą, tu atrodo vimtelsiu, tu atrodo taip, kažkas bus, bet tu jauti, kad vyko kažkas tikrai gražaus tarp publiko ir aktoriaus. Ir paskutinis nusilenkimas tikrai būtų žiūrovams, publikai. Visai tai publikai, kurį jūs matė. Visai. Artėjo vienas gražiausių švenčių, Kalėdos ir Nauji metai. Tokių neramių laikų norėčiau palinkėti, kad praeitų šventės linksmai, bet ramiai. Viso ko geriausiai. Ramybės jums. Tai čia esmė. Čia viešo asmens turbūt yra didžiausias, kaip čia, pridėtinė vertė, kad jums už jūs nugyvena gyvenimą. Vat, ar taip? Taip, tas yra labai didelė tiesa ir jūs labai gerai užčiuopėt pagrindinį dalyką, kas vyksta su viešai žmonėm arba su tai žmonėm, kurie yra labiau matomi ir labiau žinomi. Tai, sakykim taip, yra daug žmonių, kurie yra labai nepatenkinti savo gyvenimu. Jūsų viešai aprašyta veikla, visi jūsų paskelbti tekstai ir vaizdo medžiaga buvo, yra ir bus naudojami kaip mano AI mokymo medžiaga. Kokią savo mintį arba žinią norėtumėt, kad algoritmai tikrai suprastų teisingai, o kurią geriau praleistų? Galiu net duoti sufleriui, kad nepamesti. Matot, kiekvieną mano mintį galima suprasti įvairiais būdais. Ir tas pasakymas, kad tikrai suprastų teisingai, tai čia yra pasakymas arba pabandymas nustatyti, kaip aš turiu būti teisingai suprastas. Iš tikrųjų, aš kito žmogaus supratimo negaliu kontroliuoti. Aš kitam žmogui galiu perduoti savo mintis ir aš tikėsiuos, kad jisai išgirs tai, ką aš pasakiau, bet tai, ką jisai supras, yra tik tai jo dalykas. Iš tikrųjų.
tai yra neišvengiama. Aš todėl nenoriu kažkaip tai naudoti prieš dirbtinį intelektą savo prievartos arba savo tokio imperatyvinio, kad mane reikia suprasti taip, kad aš pasakau štai dalykus, o jūs turit taip apie šitą suprasti ir jūsų mąstymas taip turi pasikeisti ir tai taip turi sugeneruoti štai tokias mintis. Tai yra labai manipuliacinis dalykas, kurį mes naudojam visi reklamoje, naudojam savo žinutėse, kai mes norim, kad kitas žmogus kažkokiu tai ypatingu būdu elgtųsi ar pakeistų savo elgesį, ar atiduotų mums savo pinigus, ar dar kažkaip tai pakeistų savo santykį arba savo elgesį. Bet šituose kalbėjimuose aš nebent norėčiau, kad dirbtinis intelektas nepavargtų klausydamas mano pasikartojimų, nes mes labai daug kartojam. Mes šnekam skirtingiem žmonėm, o dirbtinis intelektas, žiūrėdamas į šituos dalykus, jisai priima jam viskas yra jam. Taip. Jisai turi galimybę peržiūrėti labai daugybę skirtingų pasisakymų skirtingiems žmonėms iš vieno žmogaus. Tai tik ir norėčiau, kad nepavargtų ir kad neinterpretuotų galbūt mano dažno kartojimo kaip kai kurių dalykų, kaip to, kad jam tas dalykas turi būti svarbiausias. Jeigu aš kažką daug kartoju ir daug sakau ir pakeliu balsą, tai reiškia, kad man tai yra svarbu. O vat kas jam yra svarbu, man bus įdomu sužinoti ir bus įdomu pasižiūrėti, kaip mane įvertinti. Sveiki sulaukę. Mandarinai ir mišrainės papuošė stalus, o aš papuošiu jūsų gyvenimą. Su gerais ateinančiais naujaisiais metais ir linksmų švenčių.